Tai va dar ką norėjau pasakyti. Kad tie kalėjimai, jie yra skirti daugiausia pensinio amžiaus žmonėm, kuriems nebelieka artimųjų, užauga vaikai, turi anūkų, žinai. Nu ir vat pakliuvo šitą skyrių, kur guli senukai, bet yra ir jaunų žmonių, kurie psichuoja ir neduoda kitiem ramybės. Tai dabar pagalvokit, ar paprasčiau yra, tarkim, uždaryti, nužudyti žmogų ir leisti gyventi kitiems, kurie nekels problemos, ar valdžia nori, jog visi būtų jauni sveiki ir savo energiją užgoštų tvarką valstybėje ir keltų daug problemų. Dėl šitos priežasties atsirado mergaitės, kurios vadinamos baltosiom Rusėm. Ir šalis Baltarusija reiškia, kad ten buvo mergaitės, kurios vadinamos, kad visur pilna mergaičių ir vaikinų, kurie vadinami baltaisiais rusais. Kodėl rusais? Todėl, kad jie visų pirma yra labai tokie, labai skiriasi nuo kitų gyventojų, kurie yra sveiki. Tai va. Ir Vasaros gatvėj atsitiko taip, kad pastebėjau, jog jeigu ateina jaunas žmogus, jo į užsiėmimą neįleidžia ir paprašo išeiti. Nes visi tie užsiėmimai tai yra šūdo malimas, kuris yra skirtas faktiškai gyvai mirčiai, tai yra pensininkam, senukam, pensininkam. Tai va, visi užsiėmimai Vasaros gatvėj yra skirti, kad pensininkai turėtų tiesiog pabendrauti, pasijau, žinai. Ir dar, va, tai yra toksai klausimas, žinai. Man uždavė tokį klausimą. Kaip jautiesi? Jeigu būčiau pensininkas, pas mane būtų 100 ligų. Sakyčiau, tą skauda, tą skauda, tą skauda. Bet supranti, kai yra jaunas, sako, kaip jūsų nuotaika? Ir tada sakai, va, gerai sakai. Tas blogai, ten ryte tas nesisekė, norėjau kavos, noriu valgyti, bet sako, vertinkit pažymį, pažymys, vertinimas balais. Ir sako, tai kad aš nežinau. Ir kadangi aš buvau gudrus ir jau buvau lankęs tuos užsiėmimus per kelias ten įstaigas, tai žodžiu, aš pasakydavau 5, o pačioje pabaigoje pasakydavau 1 arba 2, jeigu man nepatikdavo. Nes aš ateinu nieko nežinodavas apie užsiėmimą, bet kaip minėjau, kai kurios darbuotojos neįleidžia jaunų žmonių į užsiėmimą, todėl, kad ten yra tik tai senukai ir jiems yra skirtos terapijos. Bet ten ateina daug jaunų žmonių. Tai va, kadangi tos terapijos yra skirtos ne jauniem žmonėm, o tik tai visiškai seniem, ir visa ta patalpa yra tiek baisi, jog tai reiškia, jog ten yra labai silpni pensininkai. Ten yra labai didelis mirštamumas. Atvažiuoja numirti daugybė pensininkų. Ir jų nuotaiką praskaidina tie užsiėmimai. Bet, sakau, pamatę, kad yra daug jaunų žmonių, iš pradžių, kai yra tie užsiėmimai, jaunų žmonių į užsiėmimus neįleidžia, todėl kad jauni žmonės yra per daug protingi.